kur šits akmuo atsirado. Yra tokia legenda, kad velnias šitų akmenį šits nešė, norėjo užmušti Raigardo kunigaikščiai. Tas buvo labai negadnas. Per dienas ir naktis gėrė, leibavo, vis aptitriukšmavo, žmonėm ramybės nedavė. Ir velnio tokis darbas buvo atnešti tų sunkų akmenį ir užmušti tų kunigaikščių. Ir ne tik užmušti, padarė ir miestų sugriauti, išnaikyti, visko tik kad nelikt nei ženklo. Nešė velnias tų akmenį, didelis akmuo, oi didelis. Ir tik tai švyst saulukės spindulukas. Rytas brėkšt pradėjo. Velnias akmenį trankė, balabai nusgando ir dur pargarmėjo savo pragarą. O akmuo taip ir liko šits švendubrėn ir gulitse.